Jeigu tu turi vidurių užkietėjimą, tai ne šiaip savo problemytė, o didžiulė problema. Iš kur jis atsiranda? Tai mažas fizinis aktyvumas, tai sėdimas darbas, tai maistas, kurį mes valgome. O dar jeigu ir geriame kokius nors vaistus, tai viskas susideda. O žarnynas yra mūsų kanalizacija. Ir jeigu tenai yra netvarka, tai netvarka pas mus ir galvoje yra. Nes tai viskas susiję. Sako, nieko čia baisaus, vieną kartą per savaitę pasėdėsiu tualete ir viskas bus gerai. Oi, kaip negerai. Jeigu jūs naudojate laisvinamosius vaistus, kas vyksta? Kai išgeriate laisvinamosius vaistus, jie pradeda dirginti žarnos sienelę. Žarnos sienelė pradeda susitraukinėti, bet laikui bėgant jūs priprantate prie vaistų ir žarna besitraukinėdama jau nebereaguoja taip ir pavirsta tarsi į plasmasinį vamzdelį. Ir tai būna, kad kai žarna nebereaguoja, žarnynas užsikiša. Ir tada reikia daryti operaciją ir iškirpti dalį žarnos. Beje, tai būna net vaikams. Mano giminiai yra berniukas, kuriam vos 11 metų ir kas atsitiko, sukilo didžiulė temperatūra. Ir gydytojai nesupranta, kas darosi. Pradėjo skaudėti pilvą, o nuvažiavus, padarius echoskopiją, pasirodo, pilnas žarnynas yra užsikišęs. Taigi, išrašė laisvinamuosius, bet tai yra tik tais pradžia ir vaikui tik tais 11 metų. Taigi, žarnyną būtina valyti. Ir tai pats pagrindinis mūsų organas, nuo kurio viskas priklauso, visa mūsų sveikata. Jeigu tau įdomu, parašyk žinutę, noriu ir aš su tavim susisieksiu. Taip pat pasek mane socialiniuose tinkluose ir pasidalink su draugais.